Sveiki, Color LT nariai, šiandien parodysiu pamoką, kaip pasidaryti paprastą kompoziciją su Adobe Illustrator programa. Pirmiausia, einame File, New ir pavadinime įrašome logo type, bet tai nėra būtina. Profilis Web ir dydis turi būti daugiau negu 600 pikselių ant 400. Spaudžiame OK. Ir savo įrankių juostoje susiraskime Rounded Rectangle Tool. Maždaug nusibrėžime tokį. Paspaudę ant objekto gausime Rounded Rectangle nustatymus. Kone radijus turi būti 60 pikselių. Spaudžiame OK. Taigi jūsų objektas susiapvalina ir stroke pasirinkime 40. Toliau įrankių juostoje pasirinkime Rectangle Tool ir mums reikės nubrėžti 2 lygius kvadratus čia ir čia. Tai norint padaryti, mums reikės vedžiojant pelę tiesiog susirasti štai žalią liniją ir štai mėlyną ir nuo to taško vesti iki kito taško, kur susiduria žalia linija ir mėlyna. Taip gausite lygų kvadratą, stačiakampį, kuris susijungia su kita figūra. Ta patį padarykime ir iš kitos pusės, tai turi susijungti 2 žalios linijos. Ir nuo to taško vedame iki kitos mėlynos stačiakampio linijos. Taigi gauname štai tokį rezultatą. Pažymime savo figūrą ir eidame į Window, Pathfinder. Jeigu jis yra įjungtas, tai jis turi būti pas jūs kažkur kairėje arba kaip pas mane dešinėje. Pažymėję savo objektą per Pathfinder Shape Modes pasirenkame pirmąjį variantą. Ir kaip matote, jūsų objekto vidus tiesiog išnyko. Toliau mums reikia pažymėti savo figūrą, ją sumažinti laikydami Shift, maždaug tokio dydžio. Ir stroke šiuo atveju bus apie 24. Tai figūrą galime patraukti ir pakeisti jos spalvą. Toliau paspaudę ant figūros spaudžiame Ctrl+C, Ctrl+V ir padarome jos kopiją. Paspaudę dešinį pelės mygtuką, Transform, Reflect galite apversti figūrą. Ją reikia apversti vertikaliai. Kai apverčiate, pakeiskime spalvą į tamsesnę ir tiesiog sujunkite lygiai su pirmąja figūra. Nusikopijuokite savo antrąją figūrą, ją taip pat apverskite Transform, Reflect, Vertical 2 kartus. Pakeiskite spalvą į tamsesnę. Ir sujunkite su kitais 2 objektais. Nukopijuokite trečiąjį objektą, jį apverskite dar kartą vertikaliai, spalvą pakeiskite į dar tamsesnę ir sulyginkite su kitais objektais. Taigi gaunasi štai toks logotipas kaip ir efektas, kaip čia kompozicija. Ją galite pakoreguoti, pakeisti jos dydį. Ją galite ir apsukti, ir kaip tik norite. Taip pat galima pridėti prie jos tekstą.
Taigi, ačiū, kad žiūrėjote. Savo gautais variantais galite pasidalinti šioje temoje. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote.